viskas nuo kalno akmens nepaleis. Nes čia taip statu, aišku, kamera to nepertikė. Gal kas laužtuvą turit? Noriu išeksplorinti šitą urvą šiandien. Prasideda rytinis montavimas video, tai valgau po pačiu pusryčius, geriu kavą. Darbai vyksta palapiniai. Hei, kelionės antroji diena. Diena tikrai nebe rytas, nes kol sumontavau video iš pirmosios dalies, tai užtrukau. Tai šiandien trumpai pakalbam apie planus, ką planuoju. Tai šiandien planuoju pasiekti Zakopanę, tai tikrai pažadu geresnių, gražesnių vaizdų. Keliausim, kalbėsim apie išlaidas, gal užsuksim į kokią lankytiną vietą. Na, o vakar, kas nematėt, pasižiūrėkit video YouTube kanale. Tai susiruošėm į kelionę, susidėjom daiktus, keliavom Lietuvoje, Lenkijoje ir atvykom į šį kempingą už Varšuvos. Tai pakalbėjau apie pirmos dienos išlaidas, manau tikrai irgi turėjo būti naudingos informacijos, o šiandien bandysim pasigrožėti įspūdingais vaizdais. Tai šoku į kitą aprangą, eisiu iki dušo, na ir pradėsim antros dienos kelionę. Važiavom ir atvažiavom prie pat Krokuvos į degalinį. Tai paskutiniai kilometrai buvo ant garų, persingiau rezervą, bandysim pasipildyti, kol kas dar atsarginio kuro neprireikė. Na, labai nefilmuoju, nes važiuoju greitkeliais, greitkeliuose, kaip žinot, geri keliai, bet nėra ką ten filmuoti, kaip Vokietijos autobamų važiuoja ir tiek. Na, dar liko 150 km maždaug iki tikslo, tai dabar užsipilsim kuro ir eisim užvalgyti ko gero ir liks paskutinis etapas iki Zakopanės. Na, pasėmiau tokį kompleksą iš KFC, tai kaina 10 eurų. Einu pavalgysiu ir keliausim toliau. Toliau jau matosi kalnynas, į kurį važiuojam. Bičiuliai, atvykau pagaliau į galutinį tašką šiandienos. Pasiėmiau tokią rezidenciją, nežinau, eisim apžiūrėti, padarysim tuoj turą. Kempingas prie pat kalnų. Na tikrai, kalnai atrodo ranka pasiekiami. Ir pats, na irgi viskas vietoje, grynai Zakopaniai, ne kažkur už. Tai bus labai įdomu patyrinėti, nes žmonių eismas kosminis, neina net pafilmuoti, šiek tiek pafilmavau važiuodamas. Labai tikrai prastokai su tuo filmavimu, nes GoPro užlinko. Tai pirksim dabar didžiai kamerą, kaip buvau minėjęs kituose video. Nusikaliau, važiavau šiandien kokius 400 kilometrų, bet sunkiau negu vakar. Aišku, vaizdai šiandien tai nėra ką lyginti, tikrai už Varšuvos prasidėjo labai įspūdingas vaizdas. Už apartamentus dabar šituos sumokėjau 240 už 2 naktis, tai šiandien ir rytoj nakvosiu, žadu eiti eksplorinti žygius, tai filmuosiu video, bus tikrai manau įdomu. Einam pasižiūrėsim dabar, ką čia mes filmavom, kažkur raktus motociklo reikia pasiimti. 17 kambarys bus, rodo, kad viršui, laiptais į viršų, gal tikriausiai čia. Nežinau, pažiūrėsim čia. 17. Pasiversim paskiau, kiek pinigų kainavo šitas kambarys 2 naktim. Tai kaip minėjau, žiūrim, ką čia turim. Klausiau, sakė, saugu palikti daiktus, elektroniką. Na, tikėkime, kad kambarėlis miniatiūrinis. Turas, mini turas. Turiu savo stoglangiuką. Na ir dušas yra, ir tualetas yra. Aišku, viskas miniatūriniai. Kur tus jungiklius čia vonios, nematau net. Televizorius, virdulys, na, šildytuvas, visko kaip ir reikia. Ko reikia, viskas vietose. Na, lova ir patalinė matot. Gerai, susivilksiu daiktus, eisim apsižiūrėti, kas kur ir apžiūrėsim šiandien gal kažkokius kalnus ar miestą ir bandysim pasiskaičiuoti, kiek išleidom antrą dieną pinigų, papasakosiu apie ypatumus, tikrai manau bus naudingos informacijos ir video pabaigoje turėtų būti tikrai geresnių dar vaizdų.
Palindau po dušu, susiruošiau, eisim į miestą. Tai kiek kilometrėlių, jeigu įdomu prasukom, tai 631 mylę, vakar buvo, jeigu neklystu, ir 40 kažkas tokio. Na tai kiek čia, 220 mylių. Pavartus čia gaunasi gal netoli 400 kažkas gal. Na tikrai buvo sudėtinga, tai kaip sakant, tie kilometrai dėl to taip lėtai ir sukosi. Einu į miestą, bandysim aplankyti kokių įdomesnių vietų šiandien, dar spėti. Ta slidinėjimo trasa, kur matosi iš mano namelio, kas įdomiausia, mačiau žmonės čiuožinėja su padangom, tai galvoju, gal rytoj pačiam reikėtų išbandyti. Būtų šiokia tokia atrakcija. Manau, rytoj įgyvendinsim šitą planą. Na, einam per suvenyrus, tai visokių daikčiukų, daiktelių, visko pilna. Mačiau ir su žiemą užsilikę nuo slidinėjimo sezono. Bet tokių daug daiktelių. Gal kažką reiks pasižiūrėti ir man. Kažkokių suvenyrų. Nes šiaip yra visokių įdomių. Čia kaip pas mus panašiai Palangoje. Yra ir tų tokių niekų visai. Yra ir įdomesnių daiktų. Įrankių galima pasidaryti. Kainos nedidelis iš tikrųjų kaip kurorte. Atėjai bus nusileidę. Eisim rytoj pažiūrėti, kas ten per vietą. Na, haikinam. Pirmas sustojimas už 1,5 kilometro, tai einam tokiu takeliu. Daug kas ir dviračiai čia važiuoja. Įdomi vieta. Taip pat funikulieriaus mechanizmas. Keliasi žmonės, tik tai nelabai gal per tvorą matosi. Parodys. Taip, va vyksta keliai į tą trasą, kur rodžiau, matosi iš mano namelio, kur apsistojau. Čia ir kiek suprantu, už tvoros irgi namelį galima apsistoti. Pačioj trasai, kas slidinėja. Na, rytoj bandysim kažką ekstremalaus, manau. Girdžiu, kažkas teka, einam pažiūrėsim, kas čia teka. O, žiūrėkit, ką atradau. Atradau. Pavojinga vieta, pavojinga. Įdomu čia būtų su baidare pavasarį, kai sniegas tirpsta. Haikinam į šitą vietą. Na ir nebetoli jau. Na tikrai spūdingai atrodo, ypatingai tas upelis. Ten pačioj pradžioj pažiūrėjau, čia jisai teka toliau. Na įdomu, kaip pavasarį, koks vaizdelis būna su šito upeliu. Turėtų spūdingai atrodyti. Na jau vakarėje, gerai, kad pasiėmiau striukę, manau, kad reikės vėliau apsimauti. Na, vaizdai tiesiog pribloškiantis, iš tikrųjų, niekad nesu buvęs kalnuose. Tai labai esu sužavėtas gamtos grožių. Aplink, kiek matot, visur mane supa kalnai. Ir einu toliau pažintiniu taku. Tai vaizdai tiesiog 10 balų. Toliau haikinom. Vaizdai gražin. Dar apie 1,5 kilometro liko maždaug iki mūsų tikslo šiandien. Na tikrai užburiantis vaizdai. Radau, kažką būsiu radęs. Ar tai kasykla kažkokia pleista? Kaip ir kažkoks urvas. Gaila, kad įeiti negalima. Gal kas laužtuvą turit? Noriu išeksplorinti šitą urvą šiandien. Apie šiandien, kol žygiuojam, galim finansus dar pakalbėti, kiek išleidau per šiandien dieną. Tai buvau sustojęs KFC, ten 11 gal 12 eurų. 2 kartus kurą pyliau, koks 40 gal eurų, na ir 50 kažkėlio eurai už 2 naktis. Tam nameliu, kur rodžiau. Tai kaip 100 eurų šiandien kažkur. Tai nėra nei daug, nei mažai, žinant, kad susimokėjau už nakvynę. Na ir pravažiavau nemažai kilometrų ir pavalgiau, kaip žinodamas, kad reikės energijos šitam haikui. Tai pasirūpinau, kad ir nelabai tas maistas ten sveikas, dženkfudas, bet sien kažkaip reikėjo suktis iš padėties. Ne namuose kotletėlių, kaip sakant, nepavalgysi. Na tai iki kalno viršaus gal pusę kilo liko dar iki tos vietos, kur keliauju šiandien.
nes iš pusantros valandos haiko į vieną pusę gavosi jau jaučiu, nes 2 valandas einu. Nu tai vis gražių vietų randu, sustoju, pasižiūriu, blemba. Neišeina niekaip daeiti. Na tikrai labai nustebino Zakopane, tai nedėjau tiek daug lūkesčių, tiek vilčių, bet iš tikrųjų pranoko. Tai įdomu Kalpėse, jeigu į Kelpį davažiuosim, šitoj kelionėj Kalpėse pamatysim. Aišku, dar nežinau tiksliai, kaip išeis, nes yra dar ir Lietuvoje kitų planų, bet bandysim. Jeigu kas nuo kalno akmens nepaleis, nes čia taip statu, aišku, kamera to nepertikė, na, bet statu, žiauriai statu. Tokia pavojinga vieta, sakyčiau, kokia griūtis akmenų. Gražus vaizdelis. Kaip matot, saulė leidžiasi ir kalnų viršūnės atsispindi. Na, neįmanoma pertikti su kamera niekaip, bet atrodo įspūdingai. Bainam pažiūrėsim kažkokią perėją artėja tiltelis. Žiūrėsim, kas čia gražaus. Na, įdomu, čia tokių ekstremalių vietų. Pasižiūrėsim, reiks kažkokį kitokį turinį. Ekstremalesnį kažkada kurti, apsižiūrėti, kokios upės čia yra. Saukia Baidare gal prasiplaukti kažkada kažkur. Aišku, ne tokia upė kaip čia, bet yra toks planas. Spartinam žingsnį, nes tuo šitams. Reikia, kaip sakant, biškį pagreitėti šiandien, nes labai užsibūnu. Daug gražių vietų, norisi visur pasižiūrėti. Tai lėtai judu iš tikrųjų. Pasiekėm šiandienos tikslą, tai štai šitas krekliukas. Kadangi vasara, vandens mažokai, neatrodo taip stebuklingai iš tikrųjų. Bet ir komentaruose pasiskaitęs irgi tą patį. Daug kas rašė, matau ženklas, kad draudžiama eiti. Na ir neįsim. Eisim atgal, nes jau saulytė leidžiasi, greitai sutems. Tai šiai dienai tiek. Kam patiko šiandienos mano kelionės video, būtinai parašykit komentarą, paspauskit like. Na, o rytoj nauja diena, nauja pradžia, toliau tyrinėsim Zakopanę.